Aidui Mikalajūnui, jaunesniajam eiliniui Robertui Tomulevičiui, jaunesniajam eiliniui Dominikui Tauginui, jaunesniajam eiliniui Aivarui Dekuš, jaunesniajam eiliniui Pranui Skinuliui, grandinio vyresniajam eiliniui Ramūnui Sabaliauskui. Pasirašo laikinai einantis rinktinės vado pareigas majoras Aidas Gecevičius. Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų didžiosios kovos apygardos 8-osios rinktinės vadas. Įsakymas dėl apdovanojimo rinktinės dienos proga 2013 m. vasario 28 diena. Už pavyzdingą tarnybą, profesionalumą, iniciatyvų pareigų vykdymą bei asmeninį indėlį vykdant pavestas užduotis rinktinės 22 įkūrimo metinių proga apdovanojo padėkos raštu kapitoną Edvardą Mankų, 803-osios pėstininkų kuopos vadą, štabų seržantą Igorį Bartanovičių, Vilniaus teritorinio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus vyresnį specialistą, seržantę Aušrą Barkauskienę, Vilniaus teritorinio karo prievolės ir komplektavimo skyriaus specialistę. Už pavyzdingą ir uolią tarnybą, iniciatyvų ir sumanų pareigų vykdymą rinktinės 22 įkūrimo metinių proga apdovanojo padėkos raštu eilinį Antaną Petkevičių, eilinį Raimundą Jusį, pasirašo laikinai einantis rinktinės vado pareigas majoras Aidas Gecevičius.